Šveicarijos viešojoje erdvėje įsibėgėja diskusijos dėl pasiūlymo skirti kiekvienam piliečiui 7 000 litų pajamų per mėnesį. Iniciatyvą palaikantys aktyvistai surinko reikiamą parašų kiekį referendumui rengti ir laukia jo datos. Skeptikai iniciatyvą vadina pasaka. Šalininkai mano, kad visuotinės pajamos galėtų pakeisti pašalpų sistemą. Čia daugiau nei 8 milijonai santimų tiek Šveicarijoje gyventojų pinigus už visuotinės pajamas kovojantį piliečių grupė rudenį pristatė į sostinės Berno gatves, parodyti, kad surinko daugiau nei įstatymo nustatytus 100 000 parašų referendumui rengti. Pagal Šveicarijos tiesioginės demokratijos principus rezultatai įpareigos keisti įstatymus, todėl diskusijos dėl pajamų visiems Šveicarijos viešojoje erdvėje rimtai įsibėgėja. Metų pradžioje politikai skelbs referendumo datą. Iniciatyvos organizatorius Enas Šmitas norėtų kiekvienam Šveicarijos piliečiui 7 000 skaičiuojant litais per mėnesį. Tiesa, dėl aukštų kainų tokia suma leistų gyventi tik kukliai, bet pasak Šmito vis tiek užtikrintų žmogaus orumą, esą šveicarai galės nesukti galvos dėl išgyvenimo, rinksis prasmingiausią veiklą ir iš tikrųjų dirbs dar daugiau. Bet daugybė skeptikų argumentus vadina pasaka, galinčią sužlugdyti klestintį šalies ūkį. Tiesa, iniciatyvą palaiko ir kai kurie parlamentarai, esą pajamos visiems galėtų pakeisti tik skurdesniems skirtas pašalpas. Tokia universali gerovės sistema būtų ir teisingesnė, ir veiksmingesnė. Didžiausias pavojus užsieniečiams atviros Šveicarijos sienos, bet aktyvistai sako, kad pilietybę atvykėliams gauti labai sunku. Šiemet šveicarai referendume balsavo daugiau nei 10 kartų, dėl pajamų pasisakė 2 kartus, apkarpė aukščiausio rango bendrovių valdytojų priedus, bet nesutiko nubrėžti jiems atlyginimų lubų.